Top Sport lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartinėse lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Kova vyks svorio kategorijoje iki 75 kg. Dar kartą pristatau kovotojus. Mėlynajame kampe 22 metai, ūgis 1,86 cm. Tai jo UTMA debiutas. Jis iš Find Your Strong, Danila Matukov. Raudonasis kampas, 28 metai, 1,72 cm. Viena pergalė ir vienas pralaimėjimas UTMA ringe. Iš Titanas Gym, Mantvydas Perednis. Kova vyks pagal kickbokso taisyklės 3 raundus po 3 minutės. Jei teisėjauja Saulius Šeškevičius. Taigi mėlynajame ringo kampe Danila Matukov, jo varžovas Mantvydas Perednis. 14 cm skirtumas tarp šių dviejų kickboksininkų aukštesnis. Be abejo, Danila Matukov atstovaujantis Find Your Strong sporto klubą. Šalia ten ir Martynas Danius, kurį taip pat šiandieną matysime ne tik šalia ringo, bet ir jame. Tai be abejo, tarp paskutiniųjų vakaro kovo čia Perednis. Titano atstovas, labai tvirtas, fiziškai labai stiprius smūgius smūgiuojantis kickboksininkas ir štai kokia kovos pradžia. Reikia pristaikyti prie varžovų agresiją, sakyčiau, Danilai. Labai lengvai priartėja Mantvydas Perednis prie varžovo. Po pirmos Perednio atakos Matukovas dar pabandė šypsotis, vėliau po trečios šypsena matome jau dingo, dabar jau reikės darbuotis. Ir vėl labai galingai smūgiais į priekį metasi Perednis. Kol kas kovos pradžia. Kovos pradžia titaniečio rankose. Įtvesdis mojuoja smūgiais per korpusą, kyla į viršų. Danilai nepavyksta laikyti atstumo. Arti prisileidžia į Perednį, kuris, žuvis vandenyje jaučiasi štai taip, kai gali artimoje distancijos smūgiuoti rankomis. Galbūt po truputėlį jais Danila Matukov į kovą, suras savųjų būdų. Dabar, vat ir bandymas iš jo sėkmingas. Galinė ranka pasiekė Perednio galvą. Ir vėl sėkmės buvo. Dabar tik klausimas, kiek Perednis bus pasilikęs tos energijos. Daug sprogo. Ką tik pamatėme ir vėl sprogimą ir vėl tas pats, ir vėl limpa. Atkreipkite dėmesį, kokie tikslūs laukikai po 2 smūgių rankomis. 2 atakos šilės vienodosios buvo sėkmingos. Dar ir į korpusą iš apsisukimo, aišku, kaip Mantas ir pastebėjo. Tokiu tempu visą kovą vesti Mantvidui Peredniui gali būti sudėtinga. Dabar greičiausiai ir skirtos tos akimirkos šiek tiek trumpam poilsiui. Matukovas, taip, matėme jau tą situaciją, pabando tai išnaudoti savo atakoms. Tačiau, kai Perednis užsikuria, Matukovas galvoti gali tik tai apie gynybą. Ir gintis nuo Perednio atakų sekėsi sunkiai. Puikiai, pirmų numerių įpratęs Mantvydas Perednis be abejo dirbti, pirmų numerių spausti, varžovus toks kovos stilius. O čia kelias, kurį sėkmingai realizuoja dabar Danila Matukov. Korpusą dabar jau pradėjo geriau dengti Danila Matukov. Mėlynasis ranko kampas. Pirmo raundo pabaiga. Labai daug tų smūgių dabar per vidinę kojos dalį atlieka Perednis.
aktyvesnis, veržlesnis, tikslesnis. Pirmajame raunde buvo Mantvydas Perednis, 28 metų Titano Gym kickboksininkas. Žiūrėsime, kaip toliau vystysi šios kovos eiga. Na, sakykime taip, pripažinkime greičiausiai, Danilos Motikovo dar šioje kovoje mes nematėm. Kol kas Perednis pirmaisiais muikais visą iniciatyvą perėmės į savo rankas ir galbūt pajokausiu, bet Romualdas auga su Uširo, tarsi pakėlė kartelį. Dar nėra ne vienos kovos, kurioje mes nebūtume pamatę Uširo arba suktuko, kaip mes esame įpratę jį vadinti. Čia dabar galima atkreipti į tuos stiprius Mantvydo Perednio smūgius į korpusą ir, na, matosi, kiek tikslių smūgių pataikė Perednis vien pasižiūrėjus į Danilos Motikov korpusą. Peredniui nieko keisti nereikia. Klausimas tik, ar gali jis visą kovą išdirbti taip, kaip dirbo pirmąjį raundą. Nes energijos tam reikia beprotiškai daug. Ir vėl metas į priekį ir vėl tas laukikas, galinė koja, priekinė varžovo koja, dabar į šorinę jos dalį. Paslydo be abejo čia Mantvydas Perednis. Metas į priekį jis, galingas smūgis, dešinė ranka. Čia ir bandymo šienauti varžovai per kojas. Motikov matuoja, atstumą matuojasi. Distancija iki varžovo ir štai taip, kelia koją jis. Turi tikrai savo arsenale pakankamai ginklų Motikov. Čia ir vėl smūgis į korpusą tikslus. Po alkūnė tiesiog lenda tie Perednio smūgiai. Dabar jau geriau kojomis šiek tiek prisitaiko prie varžovo Motikov. Du smūgiai priekinė ranka. Ir bando vietinę publiką užkūrinėti Danilą Motikov. Pangerstrom, klubo atstovą. Ir tie laukikai nebe tokie tikslus. Ir šiek tiek galbūt sėdo Mantvydas Perednis. Ir tai jausdamas Motikovas automatiškai bando savo tempą, atrodo distancija jau pasimatavo. Juolab, kad antrasis raundas dar dabar tik į pusėje. Ir čia smūgis keliu. Pataiko kairę. Prisitaikė prie Perednio Danilo Motikov. Atlaikė tą jo pirmąją bangą. Ir vėl Perednis suranda savyje rezervą. Dar vieną sėkmingą jo ataka. Kol kas nieko itin tikslaus. Dabar Danilo Motikov. Priekinė ranka, šoninis smūgis. Perednis vėl, suktuką pabandė. Ieško smūgio keliu. Danilo Motikov. Perednis faktas, kad nenori dirbti iš toli. Nori dirbti arti, Į korpusą daug. Ir antrajame raunde daug smūgių tikslių. Ir į priekinę koją be abejo. Praktiškai nematome, kad Motikov nusiblokuotų. Atsitraukti, dar atšokti, karts nuo karto pavyksta, tačiau tų limpančių smūgių gerokai daugiau. Keliai yra tas ginklas, kurio naudojasi klaipėdietis. Ir čia galimybė galbūt pakreipti antrojo raundo likimą. Baigėsi antrasis raundas. Tačiau Perednis kaip pajunta, kai Ernesta Kareskaitė mūsų ekranuose iš UFC vos prieš kelias dienas grįžusi, Ignas Barysas, jos treneris, šalia, kaip visada. Mėgaujasi panašu taip pat renginiu Klaipėdoje. Ernesta Kareskaitė. Kalbant apie Mantvydą Perednį, atrodo, kai tik tai pajaučia, kad priešininkas atsigula, atsiremia į ringo virves, tai jaučia tą, ir sugeba užgulti visą masę, visų svorių, tarsi prispausti ir neišleisti nuo ringo virvių, tiek, kiek pats leis, tiek priešininkas atsiraus nuo ringo virvių. Tikrai įspūdinga jėga ir kol kas ištvermė, tikrai, kurią demonstruoja Perednis.
Tiesa, antrajame raunde jau geriau. Tikrai geriau atrodė Danila Matyukov, nei kad pirmajame, jeigu lyginsime jį patį su savimi. Nori publikos palaikymą be abejo Danila Matyukov. Reikia išnaudoti ir tai, kovojant prie savų žiūrovų, prie savų sirgalių. Perednis taip pat bando pasisemti tos energijos. Labai daug Mantvydo smūgių kojomis. Daug jų tikslių. Danila priekinė ranka. Perednis trumpina kombinaciją, susidaro įspūdis toks. Tiesiais, dabar smūgis 1-2. Ar praktiškai kiekvieną ataką pavyks tam užbaigti smūgių koja. Galingas. Danilos Matyukov smūgis galinė ranka. Perednis eina į artimą distanciją. Po varžovo alkūnėmis bando kišti rankas. Ir vėl į priekį Mantvydas Perednis. Alinanti kova. Titanas žyma sportininkui. Būtų įdomu sužinoti tikslę statistiką, kiek smūgių Mantvydas Perednis pataikė priešininko priekinę koją. Gausybė. Ir greičiausiai šis klausimas bus labai aktualus, kai mes išgirsime rezultatą, koks jis bebūtų, kartais iškyla tos diskusijos. Tai kaip čia laimėjo, mums atrodė tas geriau ir geriau, tačiau mes pamirštame, kad kai kuriuos smūgius reikia skaičiuoti, kurie galbūt nėra tokie efektingai atrodantys žiūrovo akimis, tačiau viskas yra skaičiuojama. Ir tie smūgiai į kojas, jų buvo labai daug, kurios atliko Mantvydas Perednis. Eina vėl į priekį kaunietis. Aukštai dar sugeba kelti koją vietinis klaipėdietis Danila Matyukov. Lieka jau tik 30 kelios sekundės. Ir dabar vėl momentas, kai kaip dieninėje dalyje, sakė Ignas Barysas, reikia širdelės. Reikia įdėti širdelę tiek vienam, tiek kitam. Ir Perednis spaudžia varžovą prie ringo virvių. Jo smūgiai galbūt nebe tokie stiprus, tačiau jie vis tiek vienas po kito, tarsi užsukas, tarsi mašina, dirba Mantvydas Perednis. Ir mes kalbame trečiame raunde. Tai tiesiog, kai tu turi gaudyti tuos smūgius, kurios priešininkas tave tiesiog leidžia, tu neturi kaip kontratakuoti, tai yra tiesiog, atsiduri tarsi neprisegtas karuselėje. Tai jausmas, kurį patyrė Matyukovas, nėra pats smagiausias. Ir šypsena prisiūna veide. Pažiūrėsime, ar ta šypsena nedings, išgirdus teisėjų sprendimą, aišku. Jie skaičiavo visus smūgius, jie vertino visus 3 raundus. Mantvydas Perednis prieš Danilą Matyukov. Labai teisingai pasirinko kovos taktiką, sakyčiau, kovos stilių. Mantvydas Perednis paskaičiavo jėgas, paskaičiavo kaip reikia dirbti su gerokai aukštesniu už save varžovu. Ir dabar Ignas Grinevičius jau ruošiasi žengti į ringą ir paskelbti šios kovos nugalėtoją, taigi laukiame jo žodžio. Šioje kovoje jau turėjome ir teisėjų sprendimų išsiskyrimų, žiūrint į raundus. Pristatau jų rezultatus. Pirmąjį raundą rezultatu 10-9 laimėjo Mantvydas Perednis, raudonasis kampas. Antrąjį raundą rezultatu 10-9 laimėjo mėlynasis kampas Danila Matyukov.
Trečiajame raunde rezultatu 10-9. Pajėgesnis buvo ir šią kovą laimėjo raudonasis kampas Mantvydas Perednis. Mantvydas Perednis laimėjo laukikais. Turbūt tai galime užakcentuoti. Antrąjį raundą teisėjai skyrė Danilai Matiukov. Ir mes kovos metu taip pat kalbėjome, kad tai žaidime kitokį stilių. Mano kolegos komentatoriai, komentuodami kovą UTMA.lt, sakė, šitas žmogus yra žmogus charakteris. Reikėjo charakterio ir jį parodė. Trečias raundas tai buvo iš charakterio, nes jėgų visiškai neturėjau. Tiesiog girdėjau, treneris rėkė jau priekį ir nieko negalvojau. Ką galvoji po kovos? Kur buvo tavo pranašumas? Galva trečią būtent raundą ir paėmiau už to charakterio, nes viskas skaudėjo, pavargęs, bet stengiausi neparodyti ir eiti priekį. Dabar UTMA organizacijų 2-1 jau teigiamas rezultatas, žiūrint į pergalės ir pralaimėjimus. Kaip ir visų klausiu, kas toliau? Averlingis, tik Averlingis. Vaikui praeitą kartą leidau laimėti, šį kartą nebeleisiu. Viskas aišku. Ačiū tau. Tai yra Mantvydas Perednis, trečiosios mūsų kovos nugalėtojas. Top Sport Casino. Top Sport ruletė. Top Sport stalo lošimai. Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.